Labas vakaras. Čempionišką Ryto komandą Vilniečiai karštai sutiko prie Baltojo tilto. Kapitonas Artūras Gudaitis demonstravo iškovotą Čempionų lygos taurę, o treneris Giedrius Žibėnas ir komanda dėkojo fanams už nuostabų palaikymą viso sezono metu. Tokiomis skambiomis skanduotėmis Vilnius pasitinka FIBA Čempionų lygos laimėtojus. Sostinėje prie Baltojo tilto minia susirinko pasveikinti Ryto krepšininkus su iškovotu trofėjumi. Vienas po kito į sceną lipo visi – žaidėjai, treneriai ir vadovai, kurių dėka užvakar Badalonoje pavyko sukurti stebuklą – triumfuoti turnyre, kuriame Rytas nebuvo laikomas favoritu. Trofėjų taip į sceną įnešė kapitonas Artūras Gudaitis. Susirinkusiems fanams jis pareiškė, kad didžiuojasi komandos finalo ketvirtę pademonstruotų charakterių. Šitas gan nedidelis metalo turbūt gabalėlis atperka viską, dėl ko mes žaidžiam turbūt ir dėl ko mes kovojam ir dėl ko viskas vyksta mūsų gyvenimuose. Treneris Giedrius Žibėnas pirmą kartą viešai pasirodė nusiskutęs barzdą. Ryto vairininkas tokį pažadą buvo davęs dar prieš Čempionų lygos finalo ketvirtą ir žodį ištesėjo. Penktus metus komandai vadovaujantis treneris jau dukart Rytą atvedė iki LKL čempionų titulo ir skambaus laimėjimo europinėme turnyre. Išlaukėt geriausio momento rungtynėse, ypač tada, kai mums neina. Ir vien tik Rytas! Rytas Lietuva! Daugelis fanų vilki tradicinės klubo spalvas raudoną ir juodą. Čia pat kapitonas į rankas paima trofėjų ir taip iškelia draugę su fanais. Minia ošia, o aistruoliai įžiebė ir pirotechniką. Krepšininkai nepamiršta ir čempioniškų purslų, kuriais aptaško ir save, ir fanus. Tačiau sezonas nesibaigė, prieš akis kova dėl LKL medalių. FIBA Čempionų lygą Rytas iškovojo pirmą kartą klubo istorijoje. Prieš tai tarptautinį trofėjų sostinės komanda buvo iškovojusi dar 2009 ir 2005 metais, kai triumfavo Europos taurės turnyre.